žiūrovą, kuris yra entuziastingas šitos sporto šakos tikrai mylėtojas ir sugeba suburti. Šaunu. Kristupas Petravičius, 6 numeris, muša pirmąjį įvartį šios dienos mače ir išveda Radviliškio komandą į priekį. Štai koks nuostabus šedevras. Mantas Murauskas šaudė vėlgi ir prisišaudė tiesiai į viršutinį vartų kampą, muša įvartį Jurbarko Imprės. Ką tik matėme Manto Pociaus pavojingą smūgį į FK Arsenalo 11 numerio ir dar vienas Arsenalo bandymas ir štai krenta pirmasis etapo įvartis. Pasižymė antrasis numeris Karolis Vasiliauskas. Šaudė ir prisišaudė Karolis. Taigi 1-0. Kauno Arsenalas veržiasi į priekį akise ir dabar laukia jau rytoj jau laukia dar rimtesnis egzaminas Serbijos futbolininkai. Štai pirmas įvartis krenta mūsų dienos mače. Pasižymė Kauno smūgio futbolininkai. Čia rikošetas ko gero buvo nuo varžovų komandos gynėjo atrankos etape. Na ir Edgaro Jankausko vyrai dabar jau pakilo iš paskutinės vietos atrankos turnyre. Be abejo dar laiko žaisti daug. Na o štai Arno Levanausko šedevras. Na, kai Brazilas jau sužaidė Arnas Levonauskas, dešiniąją koją permetė minkštai kamuolį per toli išbėgusį vartininką. Kągi, 3-2.